Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Šiandien yra 7 dienos iššūkis ir jau įsivažiuojam jau savaitę. Tai ką vakar veikiau, šiaip vakare, jau gal 5 val. Ar 6 val. Miegot. Dabaiginėjau 90 dienų iššūkio, kur buvo video, tiesiog išiminėjau kai kurių žmonių balsus ir tiesiog pakeičiau tam, kad kadangi ten buvo tokia labai asmeninė programa, buvo iš tikrųjų pati geriausia ten programa buvo, nes ten buvo didžiausi pasikeitimai žmonių gyvenime, kaip jie jaučiasi, kas svarbu, kas visa kita priklauso. Tai jau baigiau, kiekvienas iš jūsų, kurie užsisakėte tos mokymus, jau gaunate juos. Įdėsiu pas jūs į atmerkakis prisijungimų vartotojo zoną. O šiandien, koks tikslas šiandien, tai pasidalinsiu dviem video, kuriuos vakar pamačiau, kurie man šiek tiek taip sukrėtė supratimą. Ir taip pat pasidalinsiu, kokią įrangą aš naudoju filmuojant ir kodėl. Tai dabar jau 7 dienos ir pirmas dienos iš tikrųjų buvo tokios sunkios, nes nežinai ką darysi, nežinai koks čia iššūkis, ką čia tu darai, iš vis pasimetimas toksai, maždaug bandai susigaudyti, kam čia to reikia, kokiu formatu daryti ir visa kita, bet dabar jau pabiškai tas įsivažiuoja. Dėl to tokia ir pamoka buvo irgi vakar 90 dienų tą programą, kur aš tiesiog tvarkiau tos video. Pradėjau žiūrėti į save ir pradedu klausyti, ką aš sakau, nes dažniausiai aš pamirštu netgi po kažkiek laiko, aš labai greitai pamirštu, kas tai yra, ką iš vis kalbėjau. Ir toj prezentacijoje, kurią irgi apačioje rasite, tos netgi video įdėsiu, tose prezentacijose buvo sakoma, čia TEDx kalba, kad labai svarbu įrašinėti save. Ir įrašinėti netgi 3 dalykais reikia, po to peržiūrėti, kai įrašinėjai. Tai yra pirmas tik tai be garso vaizdą, tam, kad galėtum pamatyti. Toliau antras buvo įsijunk garsą, bet nežiūrėk, kad išgirstum, kaip tu kalbi. Ir trečias yra įsijungi garsą ir vaizdą kartu ir žiūri apskritai, ar atitinka tavo balsas ir ką tu rodai, kaip tu stovi ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, tie 3 dalykai buvo pasakojama tame. Ir aš kaip pažiūrėjau tos 90 mokymus, 90 dienų, taip pat pamačiau, kad vien tik tai, kad aš dažniausiai save peržiūriu netgi ir matau klaidas ir matau kokius žodžius per dažnai kartoju, pavyzdžiui, kad aš su Mamontovu iš tikrųjų pats baisiausias turbūt interviu mano buvo, nes ten toks susimaišė ir jaudulys ir noras pasirodyti galbūt ir baimė, kad aš, kad kažko tai nepaklausiu protingo ir toks įgavosi, žinai pas mane. Ir angliškai tai jaučiu irgi žodis žinai, tai toks bandymas kaip ir dominuoti tam pokalbėje. Tai tą pamatai, pradedi stebėti save ir supranti, kad būtent taip atrodo kitiems žmonėms, kai su kitais žmonėmis kalbi. Ir dabar, pavyzdžiui, irgi, kadangi aš jau tai matęs, aš jau žinau, kad, pavyzdžiui, kai kažkokia yra tam tikra būsena mano, kai aš kalbu, aš, pavyzdžiui, darau taip arba taip ir aš tą pastebiu žiūrėdamas į video. Tai labai labai svarbu, kad kaip save tobulinti, tai turi įrašinėti save, žiūrėti, matyti, iš šono matyti klaidas ir taip galėsi tobulėti, nes realiai tas čia ir dabar kas yra, kad visos tos negandos, tie blogi, sakykime, prisiminimai ar tie blokai yra čia ir dabar ir jeigu jų dabar nepastebi, o galvoji, kokius aš turiu, galbūt kažkada, nes ten tada ir tada buvo tas ir tas, bet dabar tu nejauti, kad tai yra, tu jų nepastebėsi. O tik tai, kai žinai, kas vyksta, tik tada gali pastebėti. Tai va, tas labai daug įtakojo, tą supratimą, kad vis dėlto aš darau tos webinarus, darau tos video, darau klaidas, tam, kad aš žiūrėčiau ir mokyčiausi save, nes tik taip galėsiu tobulėti. Ta prasme, grinai aš norėdamas gerai padaryti video, aš turiu padaryti video, įrašyti save, rodyti visiems, žiūrėti, kaip aš darau ir tada aš pagal tai mokysiuos. Tai jeigu aš bijosiu klaidas daryti, ir aš tą supratau, turbūt jau kažkaip galbūt jaučiau, bet jeigu aš darysiu klaidas ir bijosiu jų nedaryti, aš niekada neišmoksiu, nes aš jų nematysiu. Aš bijosiu daryti video ir nematysiu klaidų. Tai va, tas labai labai didelis dalykas buvo. Ir kitas, antrą video, kur žiūrėjau irgi TEDo, kas labai mane įtakojo, tai
buvo rodoma apie 3 tokius kaip ir tipus žmonių, kurie, kad mikrofonas veiktų, apie 3 žmonių tipus, kur, arba 3 būdai, kaip žmonės pateikė save. Ir čia grinai su delnais buvo vienas, kad buvo tai vat, kitas taip ir kitas taip. Kad taip maždaug yra, jeigu tokie gestai, ir netgi tyrimus darė, kad maždaug jeigu tokie gestai, tai esi atviras galimybėms, ne? Tai, aš iš karto galvoju, kas taip daro, ne? Maždaug, kad tai yra atvira, tai yra jūs mano pavaldinėjai, ne? Ir taip toliau, aš maždaug virš jūsų esu viršų ir taip toliau, čia yra gale, sėsk. O kitas yra tu kvaily ir taip toliau, tu. Ir iš karto man tas, taigi, šiandien jūs turite daryti, ką aš pasakysiu. Ar jūs suprantat? Jūs kiekvienas turit, ką aš pasakysiu. Arba Hi Hitler, kaip vakar juokėsi, irgi ten tam video. Ir aš dabar, kai pažiūrėjau, man norisi pažiūrėti video į seminarus, kai kuriuos, kad aš sakyčiau, žinai, supranti, arba supranti, kaip šitas, man atrodo, aš būtent šitą naudoju. Ir man iš karto taip gėjai, kaip jie daro, taip, toks ir yra, kad tas toks atvirumas, iš tos pusės, kad tai yra tiesiog atviras gestai kūno kalba, kur atvirumas yra. Tai va tas irgi labai įdomiai pasakyti, supratimą tokį davė, kad galbūt aš irgi būtent gesto kalba esu tas, kuris rodo ir žmonės automatiškai tai atmuša arba pasipriešina iš jų. Tai va, tas labai buvo svarbu, ką supratau, tai dabar tas 90 dienų labai gerai iš tikrųjų paklausyti save ir pamatyti, ką tu anksčiau kalbėjai, nes mes pamirštame tas man labai davė daug supratimo, kad turi įrašinėti save, nes kitaip tu nematysi, ko tavo progresas, kas tu esi, kaip tu keitiesi ir kur tu eini, kad matytum kaip veidrodį iš šono. O dabar dėl įrangos, kurią įrašinėjau, tai jūs turbūt šiek tiek juoksitės, čia kadangi mes esame Jurbarke, esame Neringos mamos gimtadienis vakar buvo, tai esame dar čia šokotis yra ir ką aš naudoju. Tai realiai aš 2 tokius dalykus naudoju. Tai vienas iš jų yra stovelis, ant kurio dabar yra telefonas. Tai aš, kadangi jisai yra pakankamai mažas ir reikia šiek tiek aukščiau lygiai, tai aš padariau būtent taip, kad paėmiau ir taip, gal uždėkime 100 lapį paėmiau ir uždėjau. Tai štai, nežinau, ar matote, jeigu ką, tai vis tiek nuotrauką parodysiu, yra stovelis, kuris tiesiog dedasi, į kurį dedasi bent jau šitas iPhone 6 talpa. Anksčiau turėjau kitokį, iPhone 5 turbūt matėt, 30 dienų iššūkė, bet jisai jau netinka, tai reikėjo šiek tiek didesnį 6 iPhone'ui. Ir taip pat geri labai dalykai, tai yra toksai Bluetooth renginys, kur grinai galima padaryti paspaudimą, kad filmuotų iš toliau, jeigu distancinis. Tai čia vienas būdas, jeigu aš noriu pasistatyti, jeigu aš pavyzdžiui vaikštau ar noriu kitaip, tai man padeda toks dalykėlis, lazda, kuri turi prieimą grinai iš toliau. Štai. Tai maždaug, sakykime, tokio yra ilgio. Ir aš su jie jau galiu, sakykime, jau aš galiu filmuotis iš toliau ir visai kitaip irgi tas vaizdas atrodo, negu laikant ranką ištiesus. Tai būna toks patogesnis, nes tas labai nepatogu būna nuskausta ranka, o toks jau yra daug prastesnis. Tai šiaip tokius dalykus įsigyti tikrai siūlau, kas norit filmuoti arba kas norit, kad patogiau būtų. Apačioje galite rasti irgi nuorodas, kur šitų įsigyti. Aš perku pas draugą tokį, kuris dirba vienoj IT arba kompiuterių kompanijai. Ir daugelis žmonių dar klausia, kodėl tu filmuoji čia su iPhone'u, kodėl ne su kokiu kokybišku fotoaparatu ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kodėl, pavyzdžiui, neperki arba nesinešioji
to vadinamo štatyvo arba stovo telefoną. Tai kas labai svarbu man yra mobilumas. Nes, pavyzdžiui, šitie dalykai aš noriu, kad viskas tilptų man į kuprinę. Aš nenoriu nešiotis padarų, nes man nereikia. Telefonas irgi tilpa į kišenę. Šitas stovelis, ant kurio stovi, irgi tilpa į kišenę. Jeigu aš paimsiu šitą skaitmeninę kamerą, jinai bus per daug didelė, sunkiai, reikia prie jos automatiškai didesnio stovo. Tai gaunasi, kad tada jau negyveni, bet jau užsiemi filmavimu arba fotografavimu, ko aš visiškai nenoriu. Dėl to reikia žiūrėti, kas mums patinka, kas mums svarbu. Lygiai taip pat dabar aš šiaip norėjau čia filmuoti šonu, tai būtų tai vat langas čia yra. Tai irgi, kad tiesiog išnaudoju visas tas galimybės, kurias man leidžia gamta, leidžia aplinka, kad šviesa eitų iš čia, stovelis pasidėjau ant 100 lapio dėžutės ir taip viskas būna daug patogiau, daug paprasčiau ir nereikia labai daug kažko galvoti. Tai va, o apačioje yra, kaip ir sakiau, tie 2 video, kurie man tikrai labai patiko. Ir sekantis dabar dalykas vis dar galvoje mano stovi, ką toliau daryti. Tai pirmiausiai susirašytos 1000 priežasčių, kurių dar nepadaręs. Ir dėl to, aišku, nereikia parintis. Nepadariau, tai nepadariau, reiškia, dar nelaikas buvo, dar nesubrendau, dar nepasiruošiau. Ir kitas dalykas, tai kad visiškai viską sustabdyti reikia, noriu sustabdyti viską, ką iki šiol dariau, kaip dariau, nes jeigu aš noriu kitokio rezultato, aš turiu visiškai kitaip keisti supratimą, keisti elgesį, keisti, ką aš duodu, ką aš darau, ką aš veikiu, kad mano rezultatai visai kitokie būtų. Nes jeigu mūsų tikslas yra 500 000, pažiūrėsime, aišku, kaip greitai arba ko reikia, kad visą tai atsitiktų, bet tai nereiškia, kad aš iš karto turiu pulti, nes mano supratimas viską nusakys, ne mano veiksmai. Veiksmai yra 10% viso to, kas bus rezultate. Visa kita yra nusistatymas, mintys, supratimas, matymas ir koncentracija. Ir nuo to būtent rezultatas priklausys. Tai va, 7 diena. Svarbu, ką aš dabar išmokau, kas iš 7 iš tų dienų atėjo, tai kad pats natūraliausias dalykas, kas man labiausiai padeda, tai yra, kad būti tikram. Būti tikram, dalintis tai, kas yra ir nebijoti priimti save. Nebijoti priimti, kas tu esi, kurioje vietoje, kad ir kokios negandos yra sprendimai. Tiesiog reikia nuspręsti ir jau kai nusprendi, tai jauti, bet reikia nuspręsti, kad nebijosi daugiau. Daugiau nebijosi, kad ir kas atsitinka, kad ir kokie dalykai nuo to nebėgsi ir tada veiksmai visi praeina. Tai šiandienos klausimas, ką norėčiau, kad apačioje parašytume, tai kad koks pats baisiausias dalykas, pagalvojus apie tai, kad jums reikėtų filmuoti video. Jeigu jūs norėtumėte filmuoti video, koks pats baisiausias dalykas, apie kuris jums iš karto galva šauna, kodėl jūs nenorėtumėte arba bijotumėte, ar negalėtumėte, arba nenorėtumėte filmuoti video. Gerai? Tai štai, šiandien tokia diena, kaip matot, viskas vyksta natūraliai. Ir ačiū, dar kartą noriu padėkoti, bei ačiū, kurie dalyvaujat, kurie iššūkiai, kurie komentuojat, kurie dalinatės, kurie būnat jau ilgą laiką su manim, su atmerk akis. Ir aišku, kaip ir sakiau, dar iki gegužės 10, tai šiandien paskutinė diena, aš dar pakelsiu, dabar kils kaina tų visų paketų, bet atiduodu mokymus, kur ir pridėsiu 90 dienų mokymus visiems, kurie irgi įsigyja anksčiau ir dabar įsigys dar 90 dienų mokymai, kurie, man atrodo, 3 mėnesiai buvo po 97, man atrodo, litai į mėnesį buvo, tai beveik 100 eurų vertė. Ir visas tas paketas ateina už 117 eurų pas šiandien paskutinę dieną. Tai tiek, Ramūnas iki ir apačioje komentaruose, Facebook komentaruose parašykite, koks vienas dalykas ir baisiausias dalykas, apie kurį iš karto galvojate, jeigu jums reikėtų daryti video. Iki.